Biochemikai atlieka mikroorganizmų cheminės sudėties ir juose vykstančių cheminių procesų mokslinius tyrimus. Gali tirti maisto produktų, medicinos preparatų, serumų, hormonų ir kitų medžiagų cheminį veikimą, antikūnų susidarimo kraujyje aspektus ir kitus biocheminius reiškinius. Ieško praktinių sprendimų, kaip biocheminius procesus pritaikyti pramonėje, medicinoje, sveikatos apsaugos, farmacijos, žemės ūkio srityse. Gali dirbti biochemijos, chemijos, molekulinės ir ląstelės biologijos laboratorijose, taip pat biotechnologijos, farmacijos, maisto pramonės ir agrochemijos įmonėse, sveikatos priežiūros tarnybose. Aš esu Markas, man 16 metų. Domiuosi muzika, teatru, daile, groju mušamaisiais instrumentais. Ketinu studijuoti ir dirbti Lietuvoje meno srityje. Aš Kristina, esu Simono Daukanto gimnazijos 12-okė ir man patinka anglų kalbos, dainavimo bei teatro pamokos. Norėčiau studijuoti režisūrą užsienyje ir dirbti Holivude. Aš Jonas, man 17 metų. Mėgstamiausi dalykai – fizika, matematika ir chemija. Svajoju studijuoti mechatroniką ir sukurti savo robotą. Laisvalaikiu lankau kovos menų treniruotes. Fizinių mokslų daktaras Rolandas Meškys, Vilniaus universiteto biochemijos instituto molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyriaus vedėjas. Darbo stažas 27 metai, baigė Vilniaus universitetą. Mikroorganizmų įvairovė yra milžiniška. Toj mūsų biosferai. Aš galiu pasakyti, kad vien jūs nešiojatės apie kilogramą bakterinių ląstelių, kiekviena pasižymi savų metabolinių kelių. Jis sugeba skaidyti tam tikras medžiagas, paversti jas energiją, paversti savo ląstelės struktūros komponentai. Vienas iš tikslų yra suprasti, kas vyksta gamtoj. Bet koks mokslas iš esmės turi dvi tokias stambes kryptis. Tai yra tas fundamentinis mokslas, kuris tyria, kas yra, bando suprasti, yra taikomasis mokslas, kuris bando tą pritaikyti. Biochemijos pasiekimai yra dažnai taikomi biotechnologijose. Tai yra technologijos paremtos gyvais sutvėrimais arba gyvų sutvėrimų komponentais, pavyzdžiui, fermentas. Įmetat į skalbimo mašiną drabužius, įpilat miltelių, ir ten reklamose ten yra kažkokių žaliųjų, ten tokių žmogeliukų, ten bėgioja, kažką valgo ten nuo tų purvą, nuo tų drabužių. Tai tie purvą skaidantis dalykai, tai yra katalizatoriai, fermentai išskirti iš mikroorganizmų. Čia auga mikroorganizmai. Ir tam, kad jie augtų gerai, jiems reikia gyventi šiltai. Tai jie ten ir gyvena? Jie ten ir gyvena. Čia jų bendrabutis? Čia jų bendrabutis. Biochemija išliks perspektyvi be galo ilgai. Dėl to, kad tai gali sudaryti tos žaliosios pramonės pagrindą. Kada nereikėtų kasti naftos, mikroschemos užaugtų arba mechatroniniai dalykai būtų užauginami mikroorganizmų pagalba. Pavyzdžiui, yra bakterijos, kurios magnetukus sintetina, mažiukus, tokius nano. Naujosios gydymo technologijos, individualizuoto gydymo technologijos, audinių regeneracija, vėlgi, kur biochemija irgi įneša savo indėlį. Tai yra, kol šitie bus, tai bus ir biochemija. Tikrai yra privalumas, kad biochemija prisideda prie tos žalios aplinkos kūrimo, kai gali padėti sumažinti taršą, netgi gal pakeisti kūrą biomasės kūrų, kaip pasakojo Rolandas, gal išspręsti naftos trūkumo problemą pasaulyje. Kam šitie loveliai reikalingi, tai juose yra skirstamos DNR molekulės. Ką skirstamos? Atskiriamos? Atskiriamos viena nuo kitos pagal dydį. Kadangi DNR molekulė yra neigiamai įkrauta, jinai juda link pliusų. Kuo jinai mažesnė, to jinai trumpesnė, to jinai juda greičiau. Bet mes esame neišsprendę vienos didžiulės biocheminės, biologijos, sakykime, problemos. Mes negalim tokio uždavinį spręsti. Mes sakom, mums reikalingas fermentas arba baltymas, kuris katalizuotų tokią reakciją. Užrašyk jo amino rūgščių seką. Šito nieks nemoka. Kas išspręs šitą uždavinį, tai bus maždaug 16-19 karto turtingesnis už Billą Gatesą. Kadangi jis galės kurti. Kurti naujus organizmus. Taip. Tai čia netgi tokia profesija, iš kurios gali gerokai praturtėti. Labai daug skirtingų sričių, kur tikrai galima įsidarbinti ir tikrai kažką veikti ir gauti gerus pinigus už tai. Jūsų būsimas atlyginimas arba pripažinimas priklausys nuo to, kokias žinias jūs turite ir kaip jūs jas gebate taikyti. Kuo jūsų akiratis platesnis, tai to geriau galite taikyti. Bet šiaip tai chemija, fizika, matematika, biologija.
Yra dar pas mus 11-okas, kuris irgi jau ateina, jau mūsų kursą jau išėjęs seniai, nes viską pats savarankiškai mokosi. Tai jisai ir, man atrodo, ir stos į biochemiją. Tie biochemiją pabaigė, labai aukštai kotiruojami visam pasaulyje, visur suranda, jeigu jie, aišku, tikrai normaliai pabaigia, normaliai mokėsi. Ką mes darom šičia, sakykime, mes konkuruojam ne su Lietuva, ne su Vilniumi, mes konkuruojam su pasauliu. Tai turi būti nauja pasaulyje. Profesija, kuri, taip išsireiškiant, niekada nesensta. Jau ir pastoviai yra kažkokios tai naujovės, kažkokios tai perspektyvos, kur galima kažką nuo jo atrasti ir pritaikyti. Man patinka galvoti, spręs tos puzlikus, mikrobas įsivaizduoja, kad yra juoda dėžė, įėjo medžiaga, išėjo medžiaga. Kitokia. Ir jums reikia suprasti, kas ten įvyko. Ir pats smagiausias dalykas, kai tavo idėja pasitvirtina, kad ir labai mažytė idėja, labai mažytis sprendinys, bet jis pasitvirtina. Tada tu, aišku, ten vaikštai po koridoriu, čia aš jau realis esu ten ir panašiai. Kitą dieną dažniausiai vyksta pakartoji ir nebegauni, tai kartu trečią kartą, taip, po to atsiranda abejonių, kažką pražiopsojai, kažko nepastebėjai. Tai rutina šičia yra eksperimentinis darbas, aišku, jis yra, tas kaip virtuviai. Jūs kaminat valgyti, tai yra rutina. Kaifas visas yra, kada jūs atsisėdat ir valgot. Bet jūs žinot, jeigu jūs visą dieną kažką gaminat, tai po to jūs valgyti kartais nebenorit. Tai to reikia neužmiršti, kiekvieną dieną kažko pasidžiaugti. Šitas darbas reikalauja, kad būtum šitos profesijos, būtent šito mokslo srities fanatikų. Jeigu nebūsi fanatikų, tai tiesiog tavo atsibos visą tai, kas čia vyksta. Biochemikai yra tie žmonės, kurie iš tikrųjų supranta tai, ko nesupranta daugelis kitų žmonių. Tai vien tik jau dėl to tai yra labai patraukli profesija. Kantrybės tikrai labai reikia, nes o Dieve, kiek ten daug procesų visokiausių reikia padaryti ir atlikti. Aš tiek kantrybės neturėčiau. Manau, kad biochemija bus viena iš tų perspektyvesnių profesijų ateityje, nes šiuo metu specialistų nėra daug ir jų poreikis tik didėja.